Labas. Pratimas tingintiems, visiškai tingintiems, ką nors daryti ar pavargusiems po darbo dienos, bet vis tiek norintiems duoti naudos savo nugarai, tai labai lengvas pratimukas ant volo. Pilnai atsigulus ant volo, jeigu jaučiat, kad turi didesnę kuprą, tokia labiau pečiai į priekį ir norisi kažko pasidėti po galvą, jeigu jūs dedatės po galvą lygiai taip pat, kai gulit ant kilimėlio, tai galit ir ant volo pasidėti po galvą šiek tiek ir jau kaklas jaučiasi pečiai komfortiškiau. Tai čia galit nuspręsti patys ir pratimas labai paprastas. Pečiai atpalaiduoti, rankos guli šalia, nugara vadinama neutrali, kai aš jos neįspaudžiu, nei įtempinėju, tiesiog linkis paliktas natūraliai būti, nieko nesistengiu laikyti ir pakaitomis po vieną koją, kairę, dešinę, galima su iškvėpimu, galima didesnė šiek tiek amplitudę, galima mažesnė ir pakilnojat. Tai yra, jeigu pastebėsit, pusiausvyrai yra giliesiems raumenims, tarp pėdų palikit atstumą, tokį klubų, siauresnį galbūt šiek tiek, vėl pastebėkit pagal save. Ir kilnojat kokią, galit 15, 16, 20 kartų. Kam gerai sekasi, iš karto jaučiasi galbūt ir nugaros gilieji raumenukai. Iš karto pasunkinimas, prijunkim ir ranką. Tai reiškia, sumažės mūsų atramos taškų. Ranka, koja pakeliu, neįtempdama visiškai pečių, tik tai ranka vertikaliai į lubas, delnu arba nykščiu link galvos ir kyla ir ranka, ir koja. Lieka tik 2 atramos taškai. Čia irgi kokią 16 iki 20 padarot ir stebit savo dešinę ir kairę kūno pusės. Kaip dirba, labai dažnas pastebėjimas, kad jos būna skirtingos pas dažną arba kiekvieną. Tai pabandykit ir parašykit, kaip sekėsi. Čia gali būti irgi jūsų kaip pusiausvyros testas arba įrodymas, kaip pas jūs yra su pusiausvyra. Sėkmės.